Gerą dieną, ponios ir ponai. Na ką, antras dublis į Drąseikių karjerą. Šiandien truputį saulės dar yra, bet taip toliau matosi tokie debesis ateina, tai nežinau kaip tas šviesus vanduo dar bus, bet kol kas tai labai gerai viskas matosi. Tikės ir jums ekranuose persiduoda ta atmosfera, kokia yra po vandeniu, labai skaidrus ten vanduo, tai daug žmonių kaip patys matote. Ir pirmas radinys pas mane iškrito va tokia va šėrykla. Dolfinas pleškinas. Nemažai ten jų yra primėtyta, aišku, tai žvėjoja keliai lynus bando pagauti. Ir karts nuo karto nutraukia. Čia matau buvau pakėlęs kukurūzų dribsnis, kažkas primėtė, gal tai žuvį augino, nežinau. Ir sekantis signalas, toks monetinis signalas buvo ir pamaniau, kad jau kažkas bus įdomaus. Iš tikrųjų, to atmatysite. Visada pasiseka ir ne visada iškrenta tas, ko nori. Toks jau tas mūsų hobis. Čia yra nuo skardinės detalė, kaip būtų gaila. O čia būčiau praplaukęs, jeigu nebūčiau atkreipęs dėmesio į dugną. Ten buvo dar viena šėrykla, prisitaikius prie dugno, lygiai tokios pats spalvos, tai kartais šitų objektų, kur guli lygiai tokios pats spalvos kaip dugnas, pamatyti yra neįmanoma. O čia kažkas skardinę iš valties jau bus paleidęs, nes tolokai nuo kranto tikrai tuščios nedamestų. Bet ką kažkas išmetė, mes surinksim ir išmesim į šiukšliadėžes. Nėra taip daug šiukšlių Drąseikių karjere, bet pasitaiko, kaip žiebtuvėlis išmestas arba pamestas, iškrito galbūt iš valties žvejai, skardinė viena kita, tikrai ganėtinai švaru ir matosi, kad Kauno žmonės ir lapių myli šitą vandens telkinį ir nešiukšlina tikrai. Čia buvo toks galingas ir stiprus signalas ir hop, dar vienas iPhone'as, ką šitą Drąseikių karjerę prižiūrė tų telefonų su dėkliuku. iPhone 7 čia, dėkliukė užkišta dar SIM kortelė. Jeigu kas atpažinot savo telefoną, tai būtinai parašykit, mielai grąžinsiu savininkui į rankas atgal. Yra ten vėžių urvų mačiau, bet taip vėžių vaikščiančių po dugną nemačiau, tik pat vienas kitas yra, nes tai jos aptinki nori nenori, bet nėra daug, kad būtų iškritusių. Čia vėl geras signalas buvo. Ir pagaliau taip laukta moneta. O šį kartą 20 centų 1997 metų. Taip pagulėjo dugne. Jau per tiek laiko nemažas sluoksnis dumblo žvyro užliežta monetas. Visai netoli ten tos vietos dar signalas, čia arčiau jau kranto, maudykla, matot žvyras. Čia dažniau ir pasitaiko, tokie visokie radiniai didesni. Čia dar viena moneta ir šį kartą litas. Lietuviškas litas, gražiai buvo kalninti, skaičius 1, užrašas litas, kitoj pusėj vytis ant žirgo su kardu
Ir šitas litas buvo taipogi 97 metų. Truputį kamera pasisuko, tai norėjau, kad jūs matytumėt, koks yra skaičius VDI ant Equinox'o ekrano, bet matote, truputį kamera ne taip pasisuko ir tų skaičių nesimato. Sekantį kartą pabandysiu ištaisyti, matytumėt skaičių VDI. Čia dar vienas geras signalas buvo. Ir va toks va 2 centų blynas 91 metų. Ir gulėjo Drąseikių karjerą ganėtinai ilgą laiką, kol mes neatsibastėm ir jo nepakėlėm į dienos šviesą. Vėl nesimato VDI, bet vėl buvo geras signalas, ausiai mielas, skambus, visi žinot, kaip skamba tokie daiktai, tie daiktai yra giliai užsikasę, kaip matote. Supaprastas yra iškast, ypač kai yra dumblas, arba va kaip čia toks smėlis birus. Dėl kažkokių tai priežasčių, tie objektai ganėtinai giliai guli. Aišku, pagravimas jau užneša vyrą smėlį. O pas mus šitą 50 didžiulė moneta, graži. Taipogi 97 metų. Jau daugiau Drąseikių nebenulikęs, o bus pas mus kolekcijai. Sekantis signalas. Visi signalai netoli vienas kito buvo, 30 kvadratų greičiausiai. Čia yra šįkart lietuviška 2 eurų moneta. Apsinešas aprodėjus tokia visa, bet vis tiek malonu pakelt tokią dydžio monetą. Signalas irgi ganėtinai toksai nestiprus, neryškus, kažkur giliu. Kartais būna sunkiau suprasti. Jeigu dar objektas mažesnis, tai išvis užtrunka laiko. Čia matot, o toks va objektas blizgantis varinis, pagalvojau, kad iš čia nuo apyrankės Troll Beads, bet ne, pasirodo ne, nes toks labai grubiai padarytas. Ir jeigu būtų nuo tos apyrankės, tai greičiausiai aplinkui gulėtų ir daugiau tokių pat elementą. Ačiū, laikas pasikeist bateriją, jau praėjo valandą vandenyje Drąseikių karjere, dar kaip matėt viena žalia lemputė degė, tai dar kokių 10 minučių galėjau ir su ta pačia baterija, bet jau kad išlendau, tai reikia pasikeisti ir drąsiai nert atgal į vandenį. Niaukėsi jau po truputį visur. Nu ką, bandom laimę, bandom surasti kažką įdomaus, vertingo Drąseikių karjerę ir neriam 2 valandai. Jau kaip matot, truputį tamsiau vandenį, nes pradėjo niauktis taip neblogai. Ir opa, dar vienas telefonas. Šįkart Redmi 9C telefonas, kortelės jame nėra, jisai truputį perlenktas, galbūt žmonės patys išmetė, o jeigu neišmetė ir kažkas pametė Drąseikiuose Redmi 9C, tai žinot kur kreiptis. Antras telefonas, o šiandien, o viso jau 4. Drąseikių karjerė. Nu tai
daug telefonų palyginus tokiam mažam plote, kur aš spėjau ištyrinėti drąseikių karjerą, tai tikrai daug. Čia dar vienas geras signalas. Giliai dumble suslėpus dar vieną šėryklą. Tokį dumblą įmetęs, nežinau, tas lynas randa tą kabliuką. Nors šitam vandens telkiny yra ir tarp to dumblų tokių žvyro, smėlio plotų, ten tai tikrai tie linai mėgsta turbūt ateiti ant to žvyriuko. Jeigu ten pašėros ir nuleidus kabliuką, tikėtina, kad lynas kažkada tai užkibtų. Aišku, nuo vandens paviršiaus nesimato ir šitų taškų ir juos sunku aptikti. Bent žino atstumą nuo kranto tų taškų, tada galima. Čia va tokia blizgutė žieminė, bet su labai storu pavadėliu. Vis patikėjusi uždėdamas tokį storą pavadėlį, kuris turbūt sveria trečdalį arba pusę visos blizgutės svorio. Čia dar vienas signalas. Ir čia pas mus šėrykla, bet truputį kitokio tipo, tai čia yra nuo Method tipo šėrykla. Kurią iš tikrųjų gaudo nemažas kiekis Lietuvos žvejų, ne giliuose tokiuose vandens telkiniuose. Nu ką, išlendu į viršų ir ką matau, žiūriu, kad oho, apsiniaukę, sutemę, pyla lietus, grįžau kaip viščiukas visas šlapias. Na, bet ką tik nepadarysi dėl savo mylimo hobio. Tai ką, sutiksim kitą kartą, einam, ieškom, randam.